Birželio 4-ąją Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka lietuvių literatūros mėgėjų sukvietė į tradicinius 5-uosius Žemaitės skaitymus. Jie buvo skirti literatūros klasikės Žemaitės asmenybei ir jos kūrybai pagerbti. Skaitymų dalyvius pasveikino bibliotekos direktorė Rita Grišienė, savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Vincas Metrikis ir Žemaitis Vaškių Ontis. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja Ramunė Bleizgienė pranešime Žemaitė ir kitos moteris apžvelgė rečiau minimų Žemaitės biografijos faktus, palygino jos gyvenimo istoriją su kitų to laiko moterų Gabrielės Petkevičaitės Bitės, Šatrijos Raganos, Lazdynų Pelėdos rašytojų biografijomis. Kita Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja doktorantė Birutė Avižinienė pranešime populiariausios Žemaitės komedijos ne tik priminė šias komedijas Trys mylimos, Apsiriko, Mūsų gerasis, Valsčiaus sūdė, bet ir papasakojo apie didžiausio populiarumo sulaukusios Žemaitės komedijos Trys mylimos pastatymus Lietuvos teatro scenose. Būtent šio Žemaitės kūrinio ištrauką žiūrovams suvaidino Kelmės mažojo teatro aktoriai Lina Armonienė ir Rimas Vaišnoras. Nu tu mata, abėdvi, kaip susimokius, nori tos meilės. Apgaudinėk kiekvieną žingsnį, jie juk įgrįsta senė, speržanyteis. O gal viskas bus gera, jie? Atsikratenu mergų, išėję vyras, norėjo į dovį išsivesti. Juk kol aš bukšdarius vyno pardėjau. Neklausiau, mamali. Kaip saulės už tekulčius laukiau. Tu jauns, gražus, beje tu gali munisenį mylėti. Vytauto Didžiojo universiteto docentė Aurelija Mykolaitytė pranešime Žemaitės personažas lietuvių dramaturgijoje apžvelgė dramos kūrinius Kazio Inčiūros, Vidmantės Jasukaitytės dramos Žemaitė, netikėtai ir įdomi Kosto Ostrausko pjesė Žemaitė sutinka Šekspyrą, kuriuose Žemaitė jau pati tampa pagrindinė kūrinio veikėja. Paskutinis pranešimas Žemaitė žengianti į 21 amžių, kurį skaitė rašytoja 36 Žemaitės literatūrinės premijos laureatė Violeta Šoblinskaitė, buvo tarsi simbolinis, nes jame autorė samprotavo apie Žemaitės reikšmingumą šiandienai, apie rašytojos kalbos turtingumą ir sodrumą, apie tai, ar užtektinai saugome Žemaitės ir kitų literatūros klasikų atminimą. Rašytojai pasidžiaugė, kad 21 amžiuje svarbiausia Žemaitės pažinėjai ir atsigręžusieji ją išlieka klasikė žemiečiai, tarime išsaugusieji žemaičiai. Mona Kamendorius šaukštą peilį blinkt į su klebonu reitais. Mona brolis klebons liets, kumet nekumet žuodį burk. Vo tas šauk, kapis prėst, gerdo saka klebonu žaltį. Kad tu nesutinki geros mesos daug selkis, nu meslėjų palauktų. Gausi selkis, und rytą pasitaisė pietnyčia, tyčioms selkis neįmerkiau, teisę išbačkos į petelnę, apkepenau su cebulės, daudo į stalą, nu vaipykę. Žemaitė anot Vaižganto davė tikrų brangenybių mūsų literatūrai. Vaižgantas taip pat neabejojo rašytojos talentų. Žemaitė stambus, nešlifuotas akmuo, kuris vertinamas nespindesiu, bet svoriu. Žemaitės skaitymai buvo gera galimybė tą klasikės asmenybės ir kūrybos svorį vieniems pažinti, kitiems prisiminti. 5 Žemaitės skaitymų pagrindinė rėmėja Lietuvos kultūros taryba, iš dalies projektą rėmė rajono savivaldybė.